Kiekvienas iš jūsų šiandien turės palikti projektą. Ką galvoji? Tokia nori, kad iš vis nieks pagal vieną turėjo kviesti, tai tiesiog kažkoks vienas iš jų ir daugiau nieks nekvies. Bliamo, kokia čia išrovė, dabar ta kaip šiandien tikėta. Turėsi galimybę atsisveikinti su visais dalyviais ir 30 minučių susidėti daiktą. Nebijok, eik pirmin, ženg žingsnių naktį, kur šešėlį ar kitokią baimę paslaptį. Tu išspręsi ir nueisi tiek toli, kad sužinotum, kas iš tikro pats esi. Tylų žingsnį tamsoje šešėlį žaidžia naktį, kodas rankoje užšifruotos slaptos misijos mintį. Slaptasis agentas, slaptasis agentas. Labas vakaras, žiūrovai. Šiandieną yra mūsų 3 diena ir turime iškritimų vakarą. Atvirumo gal netgi vakarą. O gal netgi sudėjus bus tie patys 2 vakarai viename. Tai šiandieną kažkas važiuos namo, o gal nevažiuos, visgi nežinom. Bet išsikalbėsim, pasipasakosim ir išgirsim daugiau nuomonių iš dalyvių. Todėl dabar mes Kviečiam dalyvius? į aikštelę. Dalyviai, užeikit. Kaip jaučiatės? Jo, kaip jaučiatės? Jaudinatės, nesijaudinat? Toks lengvas jauduliukas yra faktas. O dėl ko tas jauduliukas? Nesinori iškristi. Nežinau. Norit pasilikti? Norim. Viskas šiaip kol kas patinka? Labai. Taip. Smagu labai girdėti iš tiesų. Ir kaip šiaip, jeigu kalbant apie patį projektą, ar pataikėm į visą tą tematiką, ar kokios jūsų nuomonės? Man tai labai užduotis patiko. Aš nesitikėjau kol kas viską, ką norėjau išbandyti. Atrodo, kad perskaitėt mano mintis. Tikriausiai įdomu, kas ta taškų sistema, kodėl jinai yra, kiek jūs taškų gavo tikriausiai už praeitą užduotį ir kiek kas turite taškų, taip? Tai šiek tiek papasakosiu, kam iš vis yra skirti tie taškai. Tai su kiekviena užduotim jūs gaunate atitinkamą taškų skaičių. Taip pat mes jums duodam slaptas misijas arba slaptas užduotis, už kurias taip pat jūs gaunate taškų. Jie tik tai jums duoda neliečiamybę balsavimo metu. Tai vienas iš jūsų šiandieną turite neliečiamybę, nes turite daugiausiai taškų. Tikrai esam dėkingi už visą tai, ką darot, kaip jūs leidžiat laiką ir tikiuosi, kad visas projektas jums paliks didelį tašką jūsų atminty, tai, ką jūs patyrėt čia, ką jūs nuveikėt. Ir tikiuosi geras emocijas tarpusavį, gal naujų draugų. Gerai, tai mes tada einam prie Slaptųjų agentų. Taip. Kadangi kiekvieną dieną būna slaptieji agentai. Šiandien, pavyzdžiui, buvo 2. Ir keista, bet iš tikrųjų daug kas bandė šiandien, pavyzdžiui, spėt ir Hugas, pavyzdžiui, Agnius atspėjo. Ir mes net nesitikėjom, kad atspės ne pagal užduotį, nepagavai užduotį, kai darė užduotį, bet tu pagavai pagal emociją. Tai čia dar kartą įrodo, kad jeigu jūs padarot užduotį, tai nereiškia, kad jūs jau laimėjot taškus. Tai galite išsiduoti, pavyzdžiui, kaip šiandien kažkas ir išsidavė. Taip. Tai pasakysime taip, kad paskutiniu metu per paskutinės 2 dienas buvo paskirti 3 agentai ir šiandien tai buvo Severija ir Andrius. Ir šitose būtent užduotyse nereikia labai kapstytis, nes mes buvom kaip užuomeną davę, kad galimai gali kažkas trukdyti, ar ne? Ir jūs pradėjot labai žiūrėti, kas trukdo, kas netrukdo ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, šiandien užduotis, ar ne? Nežinau, atkreipėt dėmesį ar neatkreipėt, kažkas pasikeitė, ar niekas nepasikeitė pas jūs?
iš virtuviai kažkur. Tai aš tai radau. Radai? Taip, oro gaiviklį šaldytuvą. Tai norim pasakyti, kad kurie liksit, atkreipkite dėmesį labai į smulkmenas. Nes mes duodam tuos slaptuosius agentus ne tik, kad trukdytų kažką tai, o labai gali būti mažos smulkmenėlės, kurios pasikeičia ir taip toliau. Todėl sekit, žiūrėkit kiekvieną dalyvį, ką jie daro. Kodėl tas oro gaiviklis šaldytuvė. Ir nieks nejaugi nepastebėjot, kaip kažkas neša gaiviklį. Slaptie agentai aptarti, dabar apie vagystę. Ar turit kažkokią tai nuojautą, nežinau, kažką svarstėt, kas galėjo būti tas vagis ir kas pavogė laišką? Nu, tai Robertas, nes auksinis laikrodis ne kartą ant rankos matomas. Ir dabar matomas, o pas Antaną išmanusis. Tai kažkaip. Įdomus spėjimas. Martinė? Neturiu spėjimo, būčiau sakęs tą patį. Robis dėl laikrodžio. Ir kartais buvo, kad ir nebuvo laikrodžio. Bet Antanas atrodo, kad visą laiką buvo su to pačiu juodu. Įdomu. Labai geras. Andriu? Mano spėjimas Antanas. Todėl, kad pirma užuomina, kad jūs iš pradžių jūs visada, kai esat su kostiumais, buvot su laikrodžiais ir esat. Iš po to, kai pasakėt atkreipti dėmesį į detalės, Robį mačiau vieną kartą be laikrodžio. Per mafijos žaidimą laikrodis buvo padėtas tavo ant stalo, tai aš manau, kad žmogus nešiojantis laikrodį, jisai visada jį nešiotų, su kostiumu ar be kostiumo. Antra detalė, kai ištraukėm lapelį iš seifo, trūko N raidės, žodėje auksinis, tai aš spėju, kad tai gali būti užuomina. Antano varde yra irgi N raidė. Nu tai čia taip aš susėjau. Čia stipriausias. Čia labai stipru. Čia labai stipru. Labai geras pastebėjimas. Severija? Tokių kyla dar vis abejonių, taip užtikrintai negalėčiau taip dar sakyti, ar šimtuką. Labai įdomu klausyti jūsų nuomonės. Iš tiesų, kasgi tą nusikaltimą padarė, man jau ir pačiam įdomu. Man irgi. O aš atsakymą savo nepasakysiu, nes man buvo per mažai dar tų užuominų, tad aš noriu, kaip sakant, varyti stipriai ir iki galo ir užtikrinti, o ne šokinėti kiekvieną dieną nuo vieno ant kito, tai tiesiog. Geras ir įdomias mintis. Tikrai. Toliau mes turime pakalbėti apie neliečiamybę. Kas šiandien tikrai nevažiuoja namo ir lieka šitam projektui, esat garantuoti ir šiandien turėsit labai nuostabų vakarėlį. Tai šiuo metu neliečiamybę turi Agnius. Netoli nuo Agniaus yra Severija. Bet dėja, šiandien turi tik vienas žmogus neliečiamybę. Tai neliečiamybė, patys suprantat, tai žmogus, kuris tikrai nekrenta, bet kokiu atveju. Tai šiuo metu mes turime korteles, taip, kiekvienas. Kiekvienas turit korteles su vardais ir mes paprašysim kiekvieno iš jūsų ateiti prie mūsų, parodyti į kamerą, už ką balsuojate, kas važiuos namo. Ir pasakyti keletą žodžių, kodėl jūs taip galvojate. Bet prieš mūsų šį balsavimą mes norim padaryti atvirumo irgi vakarą, tuo pačiu. Tai šiandien čia susirinkę prieš balsuojant, jūs turit galimybę pasisakyti, pakeisti nuomonę apie save ir tuo pačiu išsakyti kažką, kas nepatinka kažkuriame iš jūsų. Aš dabar kažkaip galvoju, nelabai kažko ir turiu pridurt. Kaip ir visi draugiški, visi kol kas sutarimo, aišku, čia kas dabar antrą dieną tik tai praėjo. Kažko labai daug nebuvo, aišku, ten buvo užsismarkavimo ir didelio karščio iš Viliaus pusės, bet jisai atsiprašė visais vos nerankom suspaudė ir pasakė, kad čia buvo, kaip sakant, jo problema
jau išsiveržęs ugnikalnis iš vidaus. Tai dėl to jo kažkaip buvo tas vienas toks dalyvis, prie kurio kažką gal ir galėjau prikipti ir panašiai, bet tiesiog kaip žmogus atėjo pats, pasakė, kad supranta savo problemas, patvirtino tą ir vėl, kaip sakant, draugiškai su visais sutarė, tai kažkaip kažką dar sunku pridurti prie kažko. Mes pilnai suprantam, kad tai yra ganėtinai sunkus balsavimas, nes praėjo tik keletą dienų ir jūs turite remtis tam tikrais faktoriais. Tai gali būti užduotis arba kažkoks, nežinau, emocijos. Gal tiesiog matot, kad tas žmogus nepritampa prie komandos arba galvojat, kad jisai gali sugadinti komandą. Tai dėja, bet balsavimas šiandien įvyks. Ugne, papasako, ką nors. Bent porą žodžių. Bent 2 žodžius. Tau viskas patinka? Vyliau. Neturiu jokių priekaištų niekam. Galit balsuoti už mane, jau ką. Aš nepyksiu tikrai. Ne į savo rogis biškį papuoliu ir tiek. Andriau. Man tai iš tikrųjų irgi labai sunku balsavimą kažkokį dabar daryti, nes visi, kaip atrodo, ir susibendravom. Kas liečia užduotis, aišku, ten vieniems sekasi blogiau, kitiems geriau, bet nemanau, ar čia irgi labai reikėtų pagal tą spręsti konkrečiai pagal kiekvieną žmogų, nes gal kitoj užduotys bus pats geriausias. Kas liečia konfliktus, tai konfliktų vis tiek neišvengsi, ar išmesti vieną žmogų ar kitą, jau visada buvo ir bus. Tai dar kol kas neįsivaizduoju, ką reikėtų pasirinkti. Ir šiaip ir gaila būtų kažką išmesti, ir būtų gaila labai ir pačiam iškvisti. O jau jaučiatės tokia, kaip darote šeima šitą? Apsipratot visi kartu gyvent, ganėtinai mažoj patalpoj? Aš šiaip jaučiuosi per daug draugiška ir tikrai su niekom nesu priešais. Stengiuosi visais būti draugiškai, tik aš Ofelijai vis užkliūnu, kad aš slaptasis agentas ir visą laiką tik mane kaltina. Bet čia tokie niekai. Aš šiaip tai manau, kad tiesiog visi kol kas esam draugiški ir su niekom dar konfliktų nebuvo. Martinis? Na ką, visi agentai šiaip faini. Aišku, čia galėčiau iškot kabliuko ten prie Ofelijos, ten dėl pavydo scenų, prie Viliuko. Dėl Ofelijos. Prie Ugnytės, dėl karštų žvilgsniukų į mane. Tai va, bet šiaip viskas gerai, visi su kalbu fainai gyvenam, tikrai esam šeimoje, tokie, atrodo, kad gyvenam daug ilgiau negu 2 dienas. Tikrai daug ilgiau. Tai, ačiū šiai jums. Šiaip iš tiesų labai smagu girdėti ir matyti, kad per tokį trumpą laiką jūs taip kartu susibendravot ir tos užduotis visai smagiai einasi ir jos gal netgi pagyvina jūsų tą bendravimą. Na, bet toks jau vakaras atėjo ir teks kažkurį dalyvį, kaip sakoma, pašalinti. Ofelija. Nežinau, ką pasakyti. Liūdnai, aš liūdnai dėl taškų jaučiu. Aš dėl šiandien užduoties negaliu atsigauti. Labai nervuoju. Šitie taškai, ką jūs dabar susirinkot, jie bus anuliuojami po šio vakaro. Nuo rytojaus taškai vėl bus renkami. Tai kas šiandien, kokį rezultatą girdėjot, toks jis ir yra. Ir nuo rytojaus jūs turit vėl visi po 0 taškų. Tai taisyklės aiškios, viskas sužinojo. Dabar mes jau einame prie pagrindinio mūsų šio vakaro įvykio, tai yra balsavimas. Ar esat pasiruošę, turit kažką minty jau? Tai kuris iš jūsų bus drąsiausias ir padarys pirmą žingsnį? Simona buvo pirma. Tai kad nėra tinkama šitas žmogus, manau, mūsų tolimesniam žaidimui. Ačiū. Gerai. Kitas dalyvis. Jaučiu iš šito žmogaus labai didelę konkurenciją.
Ačiū Agniui. Trečiasis dalyvis, kuris norėtų būti. Tai pirma buvo argumentas dėl to, nes galvau, kad yra slaptasis agentas ir tuo galbūt išmetimu tiesiog išmestumėm slaptą agentą, o šiaip trūksta įsitraukimo man šito žmogaus projekte, į projektą. Ačiū Ofelija. Ketvirtasis dalyvis. Na ką, manau, visi puikiai pasidėjom, koks čia dalyvis esu aš, bet galbūt visišką priešingybę savo pasirinkau. Ačiū Martiniui. Andriu. Man labai gaila, bet yra kaip yra. Konkrečiai. Ačiū. Toliau. Manau, šis dalyvis yra nepasiruošęs tęsti žaidimą. Ačiū. Balsuoju, nes labai trūkdė vakar miegoti. Ir paskutinė mūsų dalyvė. Manau, šou turėtų palikti. Ačiū dalyviams už balsus. Paprašysim truputį palaukti, mes nueisime su Roviu paskaičiuoti taškus ir tuoj pat grįšime su rezultatais. Norėtume priminti taisyklės, kad negalima balsuoti už žmogų, kuris turi neliečiamybę. Todėl oficialiai pasakysime, kad Viliau turi padaryti antrą balsavimą. Va, balsuoju už tą žmogų, nes per daug šneka per visą šou ir jau galvos skauda. Kortelė dar čia. Ačiū. Stipru, žinok. Jau bet nesitikėjau tokio varianto, kokį mes turim čia pirmąjį balsavimą. Esu šiaip šokė. Bet dabar, žinai, man pačiam sunku. Jo? Labai sunku dabar. Nu, Nėra smagus šita vieta, kur mes dabar esam, nes turim nuspręsti, kas važiuoja namo ir... Labai tikėjomės, kad iki to nedaeis, bet daėjo iki to. Jo. Peržiūrėjus visų dalyvių balsus, atsitiko taip, jog 2 dalyviai surinko po lyginį skaičių balsų. Todėl mes turime žiūrėti į taškus. Pirmasis. Ugnė. Severija. 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 Ir vėlgi Severija. Ugnė. 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 Ir taip pat Viliaus Ugnė. Jo, tai kaip supratot, Ugnė ir Severija surinko po 4 balsus. Todėl mes turim grįžti prie taškų sistemos, o taškų sistema labai skiria nedidelės tarpas. Kaip manot, kas turi daugiau taškų? Ugnė ar Severija? Prieš tai atskleidėt, kad Severija turi užėmus antrą vietą. Ugnė? Tau reikės paveikti projektą.
Dabar turi 30 sekundžių pasakyti visiems dalyviam kažką ir taip pat žiūrovams. Nieko, sėkmės. Sėkmės. Tai tuo atveju tada prašysime komandos ir Ugnę palikti šią vietą. Turėsi galimybę atsisveikinti su visais dalyviais ir 30 minučių susidėti daiktus. Kad ir kaip nėra malonu šitas jausmas, bet mūsų darbas yra toks, mes privalom tai daryti. Atsisveikinat su viena dalyvė, jūs liekat iš 8-7. Kaip jaučiatės? Šoke. Blogai. Iš tikrųjų, Ugnė paskutinį balsą dėjau, nes galvoju tikrai neiškris ir ant bairio įdėjau ir viskas rimtai čia. O kartais bairiai... Kartais bairiai priveda prie rimtų dalykų. Bet kokiu atveju mes norim pasveikinti jūs, kurie likot, esat šaunuoliai, dirbat, darot užduotis, prižiūrit savo patalpas ir labai faina, kad įsitraukit labai į žaidimus. Tai sveikinam jūs, galit jau nebeliūdėt, galit nebesijaudint, esat šaunuoliai, šiandieną jūs turėsite laisvą vakarą, turėsite šventę, vakarėlį ir atsipalaiduokit. Viskas, stresiukas nuėjo? Ne. Vakarėlis biški padėjo. Vakarėlis biški padės, tai tikrai. Ja. Kad ir kaip bebūtų liūdna, yra kaip yra. Todėl ir bandam turėti alternatyvą, tik taškų sistemą, kuri duos neliečiamybę. Ir taip ir galvojam, jeigu jau daeis iki lygiųjų, tai mes turėsim naudotis taškais. Deja, taip įvyko, nenorėjom, kad tai įvyktų, bet taip gausi. Tai nebeliūdim, pakeliam nosis, šypsomės, judam toliau, žaidžiam, dirbam, palaikom komandą, palaikom viens kitą. Ir kovojam toliau. O dabar gero vakaro ir prašau dalyviai, grįžkite į savo vilą. Šaunuoliai, šaunuoliai. Na kągi, pirmasis išmetimo vakaras jau įvyko, dalyviai atidavė savo balsus ir, kad ir kaip gaila, kad ir kaip skaudu, kad ir kaip nemalonu mums tai daryti, bet turėjome išmesti pirmąją dalyvę, o tai yra Ugnė. Dalyviai nusprendė, bet 7 dalyviai vis dar liko ir... Kovos toliau, o dėl ko? Dėl pagrindinio prizo. Pagrindinis prizas – kelionė 2 į pasirinktą šalį. Ir negana to, mes dar pridame 1000 eurų jiems. Tikiuosi visą šitą šou patiks visiems mūsų dalyviam ir taip pat žiūrovam. O dabar, ką mes sakome? Mes sakom sėkmės dalyviams ir taip pat šiandieną aišku, kas bus. Bus didžiulis vakarėlis. Einam pasižiūrėti, kaip dalyviai toliau leis vakarą. Blogai.
Einam parūkyt, man. O galima biškinai dabar su Vuldu Mane sutraumavo, žinau, kad daug šiaip vyko. Ateik vis tiek, jie dabar ten viską, niekas čia nežiūri to kamerą, tik matėjai visą ten du sėdėti čia. Aš esu šokę šiaip. Aš pats dar norėjau ugnės čia. Tai žinok, net tau vienam eina savo, ne visų gaila, žinai, bet čia labai toksai buvo, kur net... Na, jau geriau galėjau... Aš neturėjau minties. Viliaus tą galėjau priimti balsą man. Aik, tu načiau. Ne, ir Severas būtų gaila, žinai, bet čia toksai buvo, kur negalvojau, kad čia tai bus, žinai. Ne, viskas gerai, aš... Biški man reikia pergalvoti. Tave laiko, žinai, kaip stiprią varžovę. Ne, gal to. Aik, tu na, ugnį iškrito. Blet, bet ką įsivaizdavau, aš galvoju, Krisiu, čia žinai dar visą. Ne, nu žinai, žiūrėk, kad iš dalies ugnė Tilenis buvo, ne, nu tipo. Tik tais, nežinai, jinai buvo veikėja, ne žodžiais veikėja, tai va tas toksai buvo, žinai, kur... Aš šiaip galvoju dėti Vilį tiesiog, bet čia toksai, žinai, buvo, aš pasvėriau, žinai, iš savo kaip dalyvio pusės, žinai, save ir savo visišką priešingybę paimti. Žinai, tiesiog ir galvoju, už savo visišką priešingybę toliausią žmogų nuo manęs. Faktiškai tokiu, žinai, va, kaip veikėjo, ne dalyvio. Aš tikrai galvojau, kad koks Vilius kris. Aš irgi galvoju, kad Vilius kris šiaip tais. Tu savo čia koks. Kaip Ofelija miegos be dviejų vyrų kambarį. Nu. O Dieve, ne, tu geriau ne vienas. Kas yra tau? Ugnė. Sugrįžk. Po vakarykščios visos ten mano ir Ofelijos tos istorijos ypatingai man Ugnės gaila, kad Ugnės nebėra, nes tikrai būčiau Ofelijai tokį irgi gerą iššovęs bumerangą atgal. Už Ugnę balsavau, nes mažiausiai bendraujantį vis tiek ir netliko savo paskirtos užduoties. Ir tas toks dienos metu miegojimas toksai, nu, gal labiau atrodė, kad, nu, gal nenori jinai čia būti. Tiesiai šviesiai, nes tiesiog užkniso jos tylu. Atrodė, kad mes esam, nu, turim būti 8, bet vis tiek jausmas buvo, kad mes 7, tai tiesiog balsavau už ją, nu, nes tylėjimas. Už Ugnę balsavau, nes galvojau, kad aš važiuosiu namo ir galvojau, jinai tikrai nevažiuos, tai iš tikrųjų pusiau juokais tą balsą daviau, bet o taip atgavosi, kad išvažiavo pilnai dėl to. Čia belė kas, bet gali būti šitam šau, žinai, kur net iš tos bent žinai, kad maždaug čia. Tai mes esam visi. Esam visi. Ai, dabar jau 7, jo, mes jau viskas. O tik Ofelijos trūksta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaip mažai mūsų čia. Atrodo, kad tokie 3 žmonės. Grinai, atrodo, 3 žmonių nėra. Vienas taip atrodė, kad trūksta net, nu, tipo, mes 8. Ne, aš šiaip mūsų mažai. Blet, tikrai, sorry, Hugai, blet, tikrai, blet, būčiau žinojęs, tai aš, blet, už save norėjau iš vis balsuoti, bet pasakė, negalima. Ką man tai padaryti, tai... Būtumą pas save pasakęs. Gerai, žiūrėk, kad šitam ir vairės, nu tai sakau... Ką čia aš turiu ką, nenoriu sakyti, bet žinau, būčiau, gerai, protingai pasakė, žinok, tikrai. Jau buvau sugalvojęs tekstą. Ugnė, tarkdarėmas sveikinimo žodį, sako. Gerai. Ačiū. Tas, ne, aš žinai, kai buvo per mafiją, tau, man atrodo, ar kam ten buvo. Man tai mafija nesikeitė. Tark paskutinį žodį. Paskutinis Antonis. Žinau,
man net, aš galiu, vat, kaip dabar šiandien, aš galiu komandiškai, bent tik duokim tai komandiškai dirbti, bet ten tai ne mano visiškai stichija, kaip, mafijos žaidimas, aš Nes nesupratai tos normaliai mafijos. Pusryčius daryk, pietus neš, dar vakarienę gamint. Pavargau, žinok, Antanai aš. Nu nėra ir aš, kad būčiau pats laimingiausias dabar. Bet ką tu čia gamini dabar? Nu ką, bulvių košę darau, pietums, gal vakarieniai liks, nežinau. Kokiem pietum, kokiai vakarieniai? Ta prasme, kokiai vakarieniai, dalyviams, kam. Taigi mus pilnai aprūpina čili pica. Tai pietus ir vakarienė duoda čili picą? Tai taip, dėk tą košę ir varom. Ai, tai čia mums gali? Taip. Ai, tu tai kam aš šitiek apsikraunu, varom į čili picą? Agnius jau irgi žiūri, nebenori valgyti jau. Tai aš nesinai tik, kiek picų tam blėt suvalgiau. Aš galvoju, kad bloga nuotaika dėl to. Žinai, būna, kai liūdna, nesinori valgyti. Liūdėtum taip kaip Agnius, jeigu aš... Ką, žinau, kaip kas? Liūdėtum kaip Agnius, jeigu aš krisčiau. Agnė vietos liūdėčiau. Jo, labai liūdna. Ne, eiktų. Aš labai norėčiau matyti, kaip tu iškristum iš tikrųjų. Labai. Nekiek neliūdėtum. Aš jau čia iškristo Ofelė visą taip. Bet jo, tikrai tyliau būtų, Ne tiek neprisižvengčiau, taip aš tas įtrūktų jo. Aš buvau rūkomajam su žmogum ir prieš ugnę buvo visas nusiteikimas balsuot. Yra. Tai... Bet Liuka, šitame yra šau esmė. Sorry, atsiprašau, Dievo, atsiprašau. Viskas, tu taip pasisakei. Bet tipo, make sense. Man gyvenime irgi tokių dalykų nėra. Bet tipo, gerai, aš šūdų pridariau, bet tipo, žinau, tai net nemalonu ant savęs taip sakyti, bet, tipo, aš labiau linku šau negu jinai. Ir šiaip aš, labai gaila, kad jie išbalsavo. Ne, o tai kodėl, čia normalu, aš to pats pasakiau. Ne, žiūrėk, tipo. Pirmą dieną būtų tas balsavimas, būtum klėjęs tu vienarašmiškai. Taip, tai aš taip ir galvojau, kad bus. Ir tu man tengiasi pasakyti, tai tu negalvoji, kad apie tave čia kalba, ar kad aplink tave kalba, žinai, tai tu... Aš nuo vakar, vad galvoju, vienintelis, nahu, iš tu esi... Taip, bet ir pavyzdį, kur, bet būtume, blėt, Kauneštų, blėt... Vienintelis. Nes tu jaunas, žinai, jaunimui, vis tiek jaunimas yra jaunimas. Jis iš mane jaunesnis. Nu gerai, bet protinga, aš nekėjau, tas bičias, jam bičiai patinka taip toliau, nu tai... Aš jaučiu gal sofkai mėgau, gal žinai, kaip žinai, kažkam, nesmagu, nu. Nu, o ką aš žinau? Tai va, tau neskanu tai. Taip, blėt, pistą aš pišiu, bet tokios panos niekada gyvenime, tu nejuokau. Žiūrėk, ką, blėt, čia kur esi? O tu galvoji, aš? Tai aš net, nu, tai vad, va, Viliu, blėt. šitą netrankamas. Viliu, blėt. Šitą sustos, man. Blėt, gal yra du žmonės mąstantis. Už šitą nahui sustos, apsikumis. Bet aš, Jonai, žinai, kas yra, aš pasakysiu tai, kad mes nieko neplanavom. Apskritai. Aš balsavau už ją, kad aš sakiau balsuosiu už antrą žmogų, kuris už pirmą negalėčiau, būtų neliečiamus, balsuosiu pagal taškus už antrą žmogų. Mano buvo nustatymas. Čia tiesiog mano toks nustatymas, mes nieko nekalbėjom. Ir pasirodo, kad jau buvo kalbančių, už ką balsuos kartu susitarimas. Aš žinai, ką bijau? Aš bijau, kad nebūtų parsidarius koalicija. 4 prieš 3, o Mūsų kambarys visas balsavo už Ugnę. Plus Vilius, kuris Randu pabalsavo, ir jie visi balsavo už Severiją. Ir man Ofelija sakė šiandien, tipo, balsuok už Severiją. Tau sakė? Jo. Nu tai. Bet žiūrėk, nesakė. Sako, Hugas, Martinis ir aš, Ofelija. Sako, aš taip pabalsuosiu už Severiją, nes jinai turi daug taškų, dėl to mums palanku eliminuoti, žinai, žmogų, kuris turi daug taškų. Nu, tai ir žinai, kas buvo? Ir aš tau pasakysiu taip, aš jau buvau nusprendęs, kad aš balsuosiu už Severiją iki tos akimirkos, kai pasakė. Ką pasakė? Kad ne antroje vietoje? Ne, kai pasakė, visi taškai nusiminusuoja. Nu, tai. Ir aš sakau, kodėl aš turiu balsuoti už tada Severiją, nes nėra jokio pointo. Ir tada aš pabalsavau už Ugnę dėl to, kad tiesiog jis ar taip. Aš taip pasakiau, kad tiesiog šitas žmogus nedalyvauja žaidime, nelėjo visą laiką. Kodėl aš nebijau iškrist? Dėl to, kad aš esu niekas.
Nu, kodėl niekas? Kodėl tu sakai niekas? Taip, jeigu jau nesi socialiniai medijai. Manęs nereikia psichologiškai tai nuteikti, aš turiu savo nuomonę ir mano nuomonės nepakeis. O tu esi niekas, dėl to tu sakai, kad tu nevykdai kažkokios socialinės medijos veiklos? Tu tame? Aš galimai taip, kodėlgi ne? Kovenskai, Vilniečiai, tiek iš čia. Tu nepagalvok, kad čia mes piktybiškai nieko. Ne, mes šiaip, ne prie ko. Tu nepagalvok, kad čia nesimės. Nes reikas buvo, nes aš noriu paviršti galvoju. Ir aš žinai ką pagalvojau. Aš bišau galvoju. Ble, kaip zaibys, žinai, galvoju, Vilijus kur pasitvarkė, žinai. Ko mes apie panašiai. Ne. Ir aš, žinai, galvoju, ir aš kaip senai girdėjau čia, žinai, Kavenskas čia kur. Nu, tai aš Portugalas, blėt. Nu, prie ko čia, blėt, prie ko? Ko čia, žinai, aš to pasakyti labai prastai, blėt, nekiš nosies, kur nereikia. Tai yra didžiausias mano pretekstas, bet tai yra mano nuomonė ir aš galiu patikslinti 100%, kad manęs to nepakeis. Aš galiu kryžum gultis bažnyčiai. Taip aš esu tikinti. Nesu tikinti ten prieš tam tikrą atstovą viršui, bet aš esu tikinti savo širdį. Aš esu tikinti savimi ir tai yra mano. Nepykit, aš eisiu už tiesą. Bet matai, Agnius atėjo irgi projektą, kai buvo, jis nedarė jokios veiklos socialinių medijų. Ten buvo visai kas kitas. Ten jūsų buvo daug, kurių nebuvo net pasireiškusių, kurie net nebuvo nieko iš vis vykdę. Tau rimtai bišai patinka. O tai ko? Kas čia buvo dabar? Taip, aš stovėjau. Ką tu nori? Ar man patinka bičiai? Tu išgirdai mano klausimą. Aš esu 2,5 metų santykėje su vaikinu. Tai viskas gerai. Tai viskas gerai. Tiesiog, ne, čia... Apie tai. Tiesiog aš ką norėjau pasakyti, čia aš nepiktybiškai nieko. Blet, nedėlė. Aš ką norėjau pasakyti, kad tiesiog, apie vyro, kuriam patinka vyrai, gal patarimų tokie 50-50. Reikia vis tiek klausyti vyrų, kuriam patinka moteris. Ir aš čia nieko nepiktybiškai, nieko. Dabar savo nuomonę išreikšiu. Čia vašė buvo, blėt, tarp 3 bičių pokalbis, normalus, blėt, tarp pasaulio. O iš čia, blėt, susirinko. Tarp 3 normalių bičių pokalbis buvo. Nu, tai va, blėt. Saldybė. Ne, Viliau, aš galiu... Andriau, gali paklausyti dabar manęs, ką aš norėjau pasakyti. Vėliau, mes kiekvienas esam žmogus. Prisiminkim, ko mes čia atvykom. Mes kiekvienas esam žmogus. Taip, tai kodėl galvoju, kad aš... Blėt, iš čia taip mane užsipojęs, kad, blėt, kodėl tu galvoji, kur, girdi? Aš, blėt, Portugalijoje, blėt, su... Gerai, čia negražiai skambės, bet su gėjum Hatą vienoj, į Hatą gyvenau. O kas? Ir jisai man taip gavo, blėt, prašėte. O ko, džikai? Galėtų nereikt, blėt, prašau. Kas pasikeitė? Tai nieks nepasikeitė. Taip, vat būtent. Ir man labai nemalonu, kad jūs galvojat, kad, blėt, kažkas man nepatinka vien dėl varietą, tu turi, blėt, kuro, blėt. Tu ką tik pasakai, kad reikia klausyti bernų, kuriem patinka panos. Ne, šitoj temai. Tai yra mano temų, bet Andriau, tu manęs nesupratai. Yra temos, kur reikia klausyti bernų, kuriem patinka bičiai, yra temos, kur reikia klausyti panų, blėt, tu ne... Jisai šia, bet, blėt, jūs nepagalvokite, aš piktybišką kažką turiu, tu ne... Matau, kas pokui? Ne. Ne? Man tai paėba. Užimta. Andriau, nepyk, blėt, nieko tikrai. Man pokui. Užimta. Man pokui. Šaukštai po pietų, aš atėjau, viskas. Ne, man pokui, ne. Tiesiog yra temos, kur... Tai gerai, tai negerai, blėt, eikit bakūriškai pasišnekėt. Kurva! Žalgiris, viską davai. Varykit bakūriškai pasišnekėt. Blėt, aš nemaloniu, čia. Ne, papšė. Einat, papšė pokui. Viskas, vėliau. Gerai. 3, kur 2 ten trečias nereikalingas. Tikrai, blėt, Kur 2 nepatogiai jaučiuosi. Kur 2 ten trečias nereikalingas. Eini. Bet tai bus. Tas, kas neturi. Taip. Aš nežinau, ką. Ne, laimėsim mes, viskas. Aš nenoriu laimėti. Aš noriu laimėti. Nerodyk to. Aš nerodysiu. Nerodyk to. Būk geras. Aš už tave, žiūrėk, aš už tave niekada nebalsuosiu. Man nesvarbu. Aš už tave niekada nebalsuosiu. Ir aš už tave nebalsavau. Viskas, dabar žiūrėk, dabar mes einame į kambarį. Ne, kurva. Blet, aš nedariau šūdų.
Aš nedariau nesąmonių, aš nekūriau nieko. Aš taip ramiai, gerai gyvenau. Ir jeigu tie pirmokai čia kūrė ir daro intrigas ir šūdus, sugalvykitės. Martinis grįžta. Jo, šito, kad dėl koalicijos, kad gali būti jau prasidėjęs irgi žaidimas dėl manęs, kad galbūt aš irgi galiu būti sekantis, tai stengiuosi dabar su visais kuo daugiau bendrauti, kad gal paverti jų širdį. Kiti dalyviai galbūt mato mane iš kitos pusės, kad esu galbūt silpnesnis varžovas, nes nesu socialinių medijų kokia kūrėja, nesu gal iš tos pusės. O galbūt esu iš kitos pusės ir užduotyse stipresnė. Tikrai matosi, kad žmonės žaidžia, tai dabar žaisiu ir aš. Blet, aš irgi jau grįžtu, žinok, metų prie dramų, jau man pochui, aš jau pradėjau. Man dar nei taškai, nei agentai man buvo pochui. Man sofkė, žinok, man sėdė background širdžiai gera. Aš sačirit, man yra zaibys, tikrai, labai, žinai. Ir esmė, kad, pavyzdžiui, mane, tipo, pavyzdžiui, man Simas biškai gaila, kad nėra tam kambarį. Simas? Jo. Aš jiems ir pakalbėjau, bet man tokia, žinai, man yra mano meda, ane, mano sezono meda. Nu, šimtai, jo. Jinai tokia, jinai yra reali. Aš ir šiandien čia kalbėjau, čia draukomajam, tai jau viskas okei. Ir žinai, kas yra zaibališka, kad vat ir žmogus, kuris šiandien turėjo kristi, remdamas yra didžiausias šikna čia. Bet ir Simas, seniai, žinau, ką būlinga. Tai aš tikiu, eik, tu faktas, bet... Nebalsuok už mane. Nereikia. Ieškodami paguodos praeities šešėliuose, kiti drąsiai keičia savo miegamas vietas, tarsi simboliškai atverdami duris naujiems jausmams ar galimybėms. Tačiau yra ir tokių, kurie įneša dar daugiau intrigos, įpindami naujų paslapčių bei netikėtų emocijų į šią spalvingą ir dramatišką istoriją. Kas slypi už šių veiksmų? Ar viskas baigsis harmonija? O gal naujais konfliktų židiniais? Nuo neapykantos iki meilės yra tik vienas žingsnis.